Čia Energy Digest, tinklalaidė, kurioje apžvelgiame, kas geresnio pastarąją savaitę vyko mūsų energetikos sektoriuje. Baigėsi 8-oji 2021 metų savaitė. Iš geresnių savaitės naujienų. Naujoji vyriausybė nekeičia Ignitis grupės krypties, Latvijai tikina neperkantis baltarusiškos elektros, o iš Ignalinos atominės elektrinės išgabentas visas nepažeistas branduolinis kuras. Iš tokių vidutinių naujienų rusai savo nusikreipia baltarusiškus naftos krovinius, Teksasą nuniokojo šalčio banga, o Baltarusiai baigia branduolinės jėgainės bandymus. Be visų šių dalykų Litgrid suskaičiavo pandeminių metų elektros suvartojimo statistiką. Štai papunkčiui. Niekas negalės pirkti mūsų politinės valios. Jungtis su europiniais elektros tinklais. Turėti kiek įmanoma žemesnę kainą. Их энергетическое кольцо. Это создает для нас проблемы. Rusijos ir Baltarusijos transporto ministrai Maskvoje pasirašė tarptautinį susitarimą dėl baltarusiškų naftos produktų eksporto per Rusijos uostus. Juo numatoma Rusijos uostuose perkrauti 9,8 milijonus tonų Baltarusijoje perdirbtos naftos produktų per ateinančius 3 metus. Tikimasi pamečiui perkrauti atitinkamai 3,5, 3,2 ir 3,1 milijoną tonos. Klaipėdos nafta neskelbė, kiek tokios produkcijos perkrovė į laivus, tačiau Lietuvos geležinkeliai 2019 pervežė 2 milijonus tonų baltarusių naftos ir jos produktų. Beloruskaya neftianaya kompanija PNK per Klaipėdą eksportuoti naftos produktai pastaraisiais metais sudarė 3,1% bendrosios uosto krovos bei 2,4% bendro krovinių vežimo geležinkeliais. Anot Baltarusių transporto ir komunikacijų ministro, pasirašytas susitarimas apima 4 Baltarusių bendrovės – BNK, Mozyriaus naftos perdirbimo gamyklą, Novopolocko gamyklą valdančią Naftan ir produktų eksporto tarpininkę Novoje neftianaya kompanija. Pastaroji yra nauja Mozyriaus naftos perdirbimo gamyklą valdančio rusų oligarcho Michailo Gucerjevo bendrovė. Šios įmonės su Rusijos bendrovėmis dar turės pasirašyti komercinės sutartis. Jos anot Baltarusių ministro jau yra suplanuotos. Visgi, transportas iš Klaipėdos į Rusijos uostus yra atliekamas iš politinių paskatų. Kol Minsko režimui negrėsė nuvertimas, rusams Baltarusių iš Klaipėdos iškrapštyti nepavyko ir su 50% nuolaida transportavimui. Naujoji finansų ministerijos vadovybė Ignitis grupiai išsiuntė savo lūkesčių laišką. Kitaip, dokumentą, kuriuo išdėstė, ko tikisi iš valdomos bendrovės vadovų. Valstybė po grupės IPO valdo kiek daugiau nei 73% bendrovės akcijų. Lūkesčiai bendrovės veiklos rezultatams nepakito, tačiau buvo išdėstyta, ko tikimasi vadovų skatinimo akcijomis ir norvegiškų dujų pirkimo klausimais. Ministerija teigia, kad vadovai įmonių grupės akcijomis galės būti skatinami, bet tik tuo atveju, jeigu pelnas iš žaliosios generacijos augs reikšmingai sparčiau nei monopolinių veiklų pelnas. Arba jei pastarasis sudarys mažiau nei pusę viso pelno. Tai galioja tik būsimoms skatinimo programoms, tačiau dabartiniai vadovai savo iniciatyvą nusprendė pakoreguoti jau pasirašytas skatinimo akcijomis sutartis. Ignitis grupė turės dėti geriausias įmanomas pastangas efektyvinti paskirtąjį dujų tiekimą. Ankstesnė vyriausybė siūlė pusiau rėžti šiai veiklai skiriamą subsidiją. Naujoji tokių priemonių nusprendė nesiimti, bet yra nutarusi ilgainiui naikinti visas subsidijas iškastiniam kurui. Ignitis ir Equinor sutartis galioja iki 2024 metų. Neprognozuotai vėsi šalčio banga užplūdo visą JAV Teksaso valstiją. Jie atnešė 35 metus nematytus šalčius ir privertė elektros perdavimo sistemos valdytoją ERCOT nuo tinklo atjunginėti elektros vartotojus, nes energijos poreikis pirmadienį galimybės ją patiekti viršijo trečdaliu. Vienu metu be elektros buvo likę iki 4,5 milijono vartotojų. Elektros linijos trūko nuo ant jų besiformuojančio ledo, nepravažiuojami keliai trukdė jas atstatyti. Gedo pastotės, neįsijungė anglinės, dujinės elektrinės ir vienas branduolinis reaktorius. Stojo apledėjusios vėjo jėgainės. Iš viso dėl oro išsijungė 30 gigavatų visų rūšių elektros generatorių arba ketvirtis valstijos elektros gamybos. Užšalo dujų gręžiniai ir vamzdynai, tad dujų gavyba valstijoje susitraukė 30%. Didmeninės elektros kainos valstijoje piko metu pakilo virš $9,000 už megavatvalandę, palyginti su maždaug $30 prieš savaitę.
Iki savaitės pabaigos padėtis energetikos sistemoje normalizavosi. Tuo tarpu dujų kaina Waha dujų prekybos taške įprastai nesiekianti $2 už milijoną britų terminių vienetų arba apie 5,6 € už megavatvalandę buvo šoktelėjusi iki $200 už milijoną britų terminių vienetų. Dujų, kaip ir naftos perdirbimo įrenginius, sugrąžinti į rikiuotę užtruks kiek ilgiau. Pastebėtina, kad Teksaso elektros energijos sistema yra atskira nuo likusios JAV. Tai reiškia, kad ji turi ribotas galimybės gauti pagalbos iš kaimynų per elektros jungtis. Taip pat pažymėtina, kad priešingai nei, pavyzdžiui, pas mus, Teksase elektros poreikio pikas įprastai pasiekiamas vasarą, kai elektros reikia patalpų vėsinimui. Astravo atominė elektrinė buvo atjungta nuo Baltarusijos elektros tinklo. Per 15 dienų bus peržiūrimi bandymų rezultatai ir tai bus užbaigtas jėgainės pirmojo bloko bandymų etapas. Tuomet bus kreipiamasi į reguliuotoją leidimui komerciniai elektrinės veiklai gauti. Sprendžiant iš ankstesnių bandymų etapų, leidimas bus išduotas vos paprašius. Jei taip nutiktų, jėgainė pradėtų veikti ES branduolinės saugos ekspertams, tikėtina dar net nepateikus savo vizito jėgainėje ataskaitos. Latvijos ekonomikos ministerija teigia, kad rusiškos elektros importo augimą nulėmė šalti orai, o ne Astravo atominės elektrinės startas. Šalis pakartojo neimportuojanti baltarusiškos elektros ir iš rusiškos elektros importuotojų reikalaujanti elektros kilmės įrodymų. Tokią poziciją ministerija išdėstė naujienų tarnybai BNS. Lietuvos energetikos ministras Latviams prieš savaitę pateikė duomenis, esą įrodančius, kad Latvijos prekybos zonoje prekiaujama per Lietuvos elektros linijas į Baltijos šalis patenkančią Astravo atominės elektrinės elektrą. Iš Ignalinos atominės elektrinės antrojo bloko į laikinąją saugyklą išvežtos visos nepažeisto panaudoto branduolinio kuro rinklės. Iš pirmojo bloko toks kuras išvežtas rugpjūtį. Liko sutvarkyti pažeistą panaudotą kurą, šis procesas pirmajame bloke pradėtas rugsėjį. Černobilio tipo reaktoriuje to niekas nėra daręs. Tai naujas, techniškai sudėtingesnis ir imlesnis laikui procesas. Pažeistas kuras užims 22 konteinerius iš 190 ir į saugyklą bus išvežtas iki 2022 metų pabaigos. Ir galiausiai, Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius Litgrid suskaičiavo, kad šalies vartotojams 2020 metais prireikė 11 teravatvalandžių elektros. Tai yra 1,5% mažiau nei 2019-aisiais, toks mažėjimas apytiksliai atspindi Lietuvos ekonomikos susitraukimą. Lietuvos BVP pernai traukėsi 0,9%. Į namus pramogauti ir dirbti persikėlusių gyventojų elektros vartojimas išaugo 5%. Pramonėje elektros poreikis mažėjo 2,2%, o paslaugų sektoriuje prireikė 5,9% mažiau elektros. Šiam kartui tiek. Jei tinklalaidė jums pasirodė įdomi, prenumeruokite. Energy Digest rasite bet kurioje podcastų programėlėje. Papasakokite apie tinklalaidę draugams, bendradarbiams, pažįstamiems. Galbūt jiems energetikos naujienos taip pat bus įdomios. Šis podcastas kuriamas to paties pavadinimo naujienlaiškio pagrindu. Jei mėgstate naujienas ir skaityti, o ne tik jų klausytis, laidos aprašyme rasite nuorodą, kurią sekdami galėsite užsiprenumeruoti naujienlaiškį. Kaip ne viskas šiame gyvenime, Energy Digest ilgainiui atsiduria socialiniuose tinkluose. Aprašyme rasite visas navigacijai reikalingas nuorodas. Taip pat ir į Patreon platformą, kurioje galite tapti tinklalaidės rėmėjais. Ačiū, kad klausėtės. Su jumis buvau aš, Naglis Navakas. Iki kitų kartų.